Kaniterapija Lietuvoje kaip oficiali, kaip kažkas oficialaus, kaip pirmosios oficialios užuomazgos, tai prasidėjo tuo pat metu, kaip ir mūsų su Nora veikla. Kadangi būtent tuo metu, kai mes su Nora pradėjom domėtis, vykdyti šitą veiklą, tuo metu pradėjo ir kurtis pirmoji kaniterapijos asociacija Lietuvoje. Ir tas aplamai žodis kaniterapija atsirado, nes, atsimenu, dar buvo didelės diskusijos, kaip tai pavadinti lietuviškai, ar tai turėtų būti kaniterapija, ar dogoterapija ir panašiai. Ir visą tai tuo metu ir prasidėjo. Tai iš tikrųjų 3 metai atgal, kaip viskas įsivažiavo. Na ir dabar po truputį juda pirmin. Būdavo ir senelių namuose, ir vaikų namuose apsilankymai, ir su negaliukais bandymas darbuotis. Ir tai jau tikrai ne pirmi metai, ir Nora nebuvo nei pradininkė, nei viena iš pirmųjų. Tiesiog galbūt kaip savo veislės atstovė, tai tikrai buvo pati pirma šioje veikloje. Tačiau tai jau kurį laiką vyko pogrindyje ir tik dabar pradeda jau taip smarkiau išeiti į dienos šviesą. Kaniterapija tai nėra gydymo būdas, tai tikrai nėra medicina, tai nėra gydymo būdas ir tai nėra vaistai nuo kažko. Kaniterapija tai yra tiesiog tam tikras metodas, kurio metu galima paskatinti vaiką arba suaugusi kažką daryti šuns pagalba. Šuo yra pagrindinis motivatorius, kurio pagalba galima įkalbėti vaiką, tarkim, atlikti pasikartojantį kažkokį pratimą, kurio šiaip paprastom sąlygom įkalbėti būtų pakankamai sudėtinga, kaip ir matėt užsiėmimo metu, tarkim, sudėlioti skaičiukus į skylutes yra tikrai neįdomu ir kiekvieną dieną tai kartoti tikrai vaikui atsibostų labai greitai, o būtent šuns pagalba tas visas procesas tampa įdomesnis ir jį yra lengviau atlikti arba ten segtuką užsegti ant virvutės. Na, tikrai atrodo, nėra nei labai įdomu, nei labai smagu, bet sukelia labai daug emocijų, nes visame tame dalyvauja šuo ir jisai motyvuoja vaiką tai atlikti ir kartoti tos pačius veiksmus. Lygiai tas pats yra ir su kalbos lavinimu, su judesiais, su aktyvumo fizinio lavinimu, nes lyst per tunelį yra žymiai smagiau, kai kartu lenda ir šuo, daryti kažkokį pratimą ir triuką irgi žymiai smagiau, kai tai kartu daro ir šuo. Kaip ir su visom baimėm, taip ir su šunų baime galima labai sėkmingai kovoti, kadangi Nora nėra įgyrus šuo, nėra labai kažkoks grubus šuo, tai jinai labai sėkmingai visą laiką randa kelią iki vaiko širdelės ir užsiėmimų metu labai greitai tos baimės kažkur išgaruoja, dingsta ir ypač jeigu tai daroma tikslingai ir nuosekliai, tai tų baimių galima labai sėkmingai atsikratyti. Važinėjom po mokyklas, dažnai mokyklas kviečiasi būtent vesti paskaitėlės apie saugų elgesį su gyvūnais, taip pat apie kovinius ir pavojingus šunis. Su Nora turim ne vieno viso krūvą programų, dar vadinamų budulio mokyklėlė, kurių metu ir vedam paskaitėlės moksleiviam pagal amžiaus grupės tiesiog apie šios dalykus ir mokyklos taip pakankamai nori ir mielai kviečiasi mus ir bendradarbiaujam, draugaujam. Čia iš tikrųjų visiems labai keista, kad Nora vienu metu yra ir sportininkė aktyvi, tikrai su puikiais rezultatais ir tuo pat metu yra ir terapeutė, bet tiesiog manau, kad tam įtakos turi būtent veislė, kadangi šios veislės šunys pasižymi labai stiprią psichiką ir taip pat, na, tiesiog jie yra stiprus tiek fiziškai, tiek morališkai ir šuo, kurį pakankamai sudėtinga išvesti iš kantrybės. Na, manau, matėte ir užsiėmimo metu tikrai tai nėra šuo, kuris jautriai reaguotų į aplinką, į dirgiklius. Labai puikiai tvarkosi tiek su stresinėm situacijom, tiek su garsais, tiek su fiziniu tam tikrų netgi skausmu ir nepatogumu. Ir tai atsiliepia ir tiem rezultatam, kadangi šuo puikiai prisitaiko ir iš tikrųjų, jeigu pamatyti Norą užsiėmimų metu ir lygiagrečiai varžybų metu, tai atrodo 2 skirtingi šunys, nes tiek varžybose jinai būna užsivedus ir išėjus iš proto, tiek jinai užsiėmimų metu būna švelni ir miela ir visokie kitokie, kokie turi būti užsiėmimų metu. Svorio tempimas yra Noros mėgstamiausia rungtis. Ko gero pats didžiausias rezultatas ir geriausias pasiektas tai yra šiais metais iškovotas Europos čempionės titulas. Didžiausias Noros užfiksuotas varžybų svoris tai yra 4 tonos 200 kg nutemptų.